Ir kaip jau buvo minėta, mes čia turime dar vieną pranešėją, kuris yra tampriai susijęs su istoriniu teisingumu, su tarptautinės komisijos darbu. Tai yra Markas Zingeris, ilgametis komisijos nacių nusikaltimų tyrimų pakomisijos darbų koordinatorius. Jam vadovaujant buvo iš tiesų atlikti tie, sakyčiau, svarbiausi ir sunkiausi darbai, priimtos išvados, bendrai priimtos išvados sudėtingais ir svarbiais klausimais. Tai iš tiesų svarbu. O Marką turbūt reikėtų pristatyti kaip pirmiausiai rašytoją, kaip visuomenės veikėją, publicistą. Dabar jisai dirba svarbu valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktoriaus pareigas užima. Ir visą laiką stebiuosi ir žaviuosi Marko sugebėjimu paprastai, aiškiai ir įtaigiai kalbėti apie sudėtingus dalykus. Tai tikimės ir nebejoju, kad panašiai jisai kalbės ir mūsų šios dienos sudėtinga tema, o jo pranešimas yra vieningos europietiškos atminties politikos sunkumai. Kviečiame Markai, kaip patogiau, ar iš vietos, ar į tribūną. Ačiū komisijos vykdančiajam direktoriui, gerbiami kolegos svečiai, forumo dalyviai. Prieš 15 metų, gyvendamas Italijoje, mačiau du fermerius. Buvusi komunistinį partizaną ir buvusi fašistą. Jie ūkininkavo kaiminystėje ant Umbrijos kalvų ir vienas kitą stebėdavo per žiūronus. Kaimynai negalėjo susitaikyti, kone iki mirties. Toje pat Italijoje mačiau rinkimų į vietinę savivaldą plakatą skelbusi: balsuokite už šitą žmogų, jis poetas ir komunistas. Nemanau, kad Lietuvoje toks plakatas suteiktų kandidatui papildomų galimybių. Ar europiečiai įžiūri praeityje kokias nors gairias vieningos atminties politikai? Dar prieš kelis dešimtmečius tai būtų neįsivaizduojamas postulatas. Ir ne vien dėl to, kad neegzistavo naujųjų tarptautinių susivienijimų, o Europa buvo perskyrusi Berlyno sieną, ir ne dėl to, kad Europos kraštai, šalys, visuomenės ir gyventojų tapatybė daugiau rėmėsi šaknimis, o ne šakomis, kurios šiais laikais plačiai išsidriekia ir tarpusavyje susipynė. Sparti visuomenių plėtra ir žinoma globalūs iššūkiai verčia pamastyti apie tai, kasgi tai būtų. Euro atmintis, euro vertybės, euro tapatumas, žodžiu tai, kas mus visus sieja glaudžiau už patį eurą. Tačiau nebejoju, kad pirmiausia ir esmingiausia, kas kontinentą galėtų ir turėtų vienyti, tai dalykas, kuris susieja ir kiekvieną paskirą politinę tautą, jos klestėjimo ir stabilumo laikotarpiu. Tai atmintis. Kasgi tai būtų vieninga atmintis, galvojant apie visą Europą? Kultūros ir architektūros reiškiniai, pavaizduoti Europos kupiūrose. Eurų paradinėje pusėje mes matome grožį ir harmoniją. Chaoso ir to, kas Europą gniuždė ir vertė trūnėsiais, karų, teroro, bombardavimų, mes euruose nematome. Tai suprantama, Europa tai projektas, troškimų įsikūnijimas. Tačiau jos atmintis iš esmės priklauso nuo to, kaip mes gydome Europos žaizdas. Jos tam tikrą istorinį neįgalumą mūsų paveldėta iš 20-ojo amžiaus. Tas neįgalumas tai pirmiausia kontinento padalymas į geopolitinius rytus ir vakarus.
Trivialoka, bet pakartosiu. Mūsų bendroji atmintis turėtų ugdyti naujas europiečių kartas tiek Europos rytuose, tiek vakaruose. Atminties ugdantis elementai yra empatija, žinios, subjektyvi patirtis ir sąveikaujant šiems elementams emocionalusis intelektas, sugebantis įsisavinti autentišką pasaulėžiūrą bei moralinės nuostatas, sudarančias asmenybės savastį. Šitaip išugdytais piliečiai sunkiau manipuliuoti. Manau, kad nei istorijos, nei meno politizavimo ir laisvose ir nelaisvose visuomenėse išvengti neįmanoma, nes politikams naudinga pajungti žmonių emocijas savai darbotvarkiai. Tačiau jeigu jau praeičiai lemta virsti pamoka, iš praeities neįmanoma mokytis, neįsigijus moralinio kompaso. Dėl to šiais laikais yra ypatingai svarbus didžiųjų Europos katastrofų, holokausto, stalinistinio teroro, Jugoslavijos etninių valymų, kruvinų konfliktų Kaukaze liudininkų pasakojimai. Visgi, manau, ypatingai svarbus yra holokausto liudininkų pasakojimai, nes viena, tai jau paskutinieji išgyvenę seniausioje šiuolaikinės Europos genocido liudininkai. Antra, nes holokaustas yra eilės Europos šalių teisėtvarkos dalis. Ir trečia, nes holokausto neigimas yra šiuolaikinio antisemitizmo bei rasizmo apraiška. Išnykus jo gyvai atminčiai, įmanomas bet koks melas, vulgarus arba rafinuotas, galintis bet kurią politinę dingstimi prikelti sąmonę nuodijančius stereotipus. Atminties neįmanoma įtvirtinti ir be kitų reikšmingų elementų, be objektyvių žinių, pasinaudojant pirminiais šaltiniais, kaip čia jau buvo minėta, ir pasitelkus kompetentingą metodologiją ir be tų žinių talentingos sklaidos. Joba Lietuvos, kaip manau ir kitų posovietinių, dėja Lietuvai vis dar tinka šis epitetas, visuomenių idėjiniai raidai yra būdingi keli konkuruojantis naratyvai, kurie kartais egzistuoja lyg ir be jokios bendros nominantės jos apjungiančios. Litvakiškasis naratyvas ir europiniai elementai. Kai kuriuose miesteliuose praėjusiojo amžiaus 41-aisiais, kone per naktį išnyko trečdalis ar netgi daugiau gyventojų ir visi kiti gyveno laikydami tai, ką regėjo ir patyrė savyje arba šeimose. Tačiau apie holokaustą Lietuvoje neįmanoma šiais laikais įtikinamai kalbėti, nepateikiant platesnio politinio ir kultūrinio konteksto, neapriepiant Lietuvos žydų įnašo į šalies kultūrą ir pirmiausiai jos urbanizaciją. Reikšminga šiuo atveju yra tai, kad litvakiškasis naratyvas ir paveldas yra vienas įrodymų, jog Europa yra kontinentas, kurį apjungia kultūros tiltai, besidriekiantis iš rytų į vakarus ir iš vakarų į rytus. Vilniaus sinagogose galėjai rasti religinių ir filosofinių knygų atspausdintų Amsterdame. Antra vertus, vakarų Europoje būdavo skaitomos knygos atspausdintos Vilniaus spaustuvėse. Neseniai Vilniaus Gaono muziejaus bibliotekai buvo atsiųsta Lietuvos žydų maldaknygė, naudota Šveicarijoje. Istorinėmis migracijomis besitęsusiomis iki pat 20-ojo amžiaus, taip pat judaizmų, hebrajų ir jidiš kalbomis, kai kuriomis senosios Europos istorinėmis temomis, pavardimis ir giminystė Lietuvos žydai yra susijęs su rytų ir vakarų Europos žydų bendruomenėmis. Mano šeimos narys neseniai aptiko suolą Elzaso sinagogoje, o Strasbūro kapinėse šeimos kapus pažymėtus mūsų močiutės gana retą mergautinę pavardę. Vilniaus žydų muziejus jau kuris laikas supažindina visuomenę su pasauliniu menų patriarchais, kilusiais iš Lietuvos. Ir pirmoji tokia paroda buvo Europos fotomeno klasiko Man Ray, kurio tėvai buvo litvakai. Pristatymas. Pirmą kartą Lietuvoje salė buvo pilna Dailės akademijos studentų. Deja, Europą vienyje savo skausmų ir nacių vykdytas genocidas, kuris mus sieja ir su šalimis už Europos ribų. Pirmiausia, su JAV ir Izraeliu. Vien tik į Izraelį atvyko apie 300 000 Europos žydų patyrusių holokaustą. Šie skaičiai yra paimti iš Izraelio istorikų pranešimo, šiomis dienomis pasiųsto Stokholme įkurtai keliasdešimties valstybių organizacijai, Tarptautiniai holokausto atminties ir švietimo organizacijai, ir joje yra cituojamos apklausos, iš kurių matyti, kad holokausto atmintis išlieka ir dabartinių izraeliečių esminė tapatybės dalimi
ir šių metų pradžioje Haaretz dienraštyje paskelbto straipsnio autoris pastebėjo, kad atmintis apie holokaustą yra reikšmingesnė izraeliečiui, jo tapatybės dalis, už religinės istorinės šventes, net ir už patį gyvenimą Izraelyje. Tai reiškia, kad ir išeiviai iš Europos išsaugoja europietiškos atminties kertinius akmenis. Mano manimu, posovietinėje erdvėje, kur karts nuo karto atgyja archaiški antisemitiniai stereotipai, tokie kaip žydų pasaulinio sąmokslo mitas, nacių judeo-bolševizmas ir sovietinis vadinamasis antisionizmas, visa, kas buvo diegta abiejų totalitarinių režimų, būtinas nuosekliai skleisti objektyvės žinias apie holokaustą, jas panaudojant liberaliai demokratijai kylantiems iššūkiams įveikti ir nevengiant aštriausių Lietuvai holokausto klausimų. Tai jo sunkiai įsivaizduojamas brutalumas, nacių kolaborantų nacionalizmas ir antisemitizmas, kaip jų nusikaltimų žmonijai papildomi motyvai bei kolaboravimo mastai. Būtina atskleisti ir tai, kaip stalinizmas ir vėlesnis sovietinis režimas cenzūravo, persekiojo, represavo ir žlugdė žydų kultūrą, pradedant tuo, kad stalininėje imperijoje ne tik, kad nebuvo efektyviai aiškinama Hitlerio doktrina ir jo žudikiškas rasizmas, bet ir einama panašių kaip ir nacijai keliu, skleidžiant sąmokslo teorijas ir pokariu likviduojant holokaustą išgyvenusią žydų inteligentiją. Tai, kad nacių nusikaltimų rasistinis pobūdis buvo sovietinio režimo dangstomas, manau, vėliau sąlygojo eilę tarptautinių ir istorinės atminties ugdymo žydų ir lietuvių santykių problemų. Ir šalies viduje, ir tarptautinių santykių srityje. Kompetentingesniems istorikams, žurnalistams, rašytojams, kurie norėjo pateikti jų požiūrį ir rekonstruoti žydiškąjį naratyvą, teko įveikti nepriklausomai Lietuvoje dviejų totalitarinių ideologijų likučius, jų diegtus stereotipus ir sudėlioti praeities vaizdą iš atliekų ir fragmentų, kurios paliko genocidinę nacių ir pražūtingą Lietuvos žydų gyvenimo tęstinumui kelių stadijų stalinistinė ir neostalinistinė politika. Tai, kad Lietuvos žydų tema buvo, taip sakant, represuota SSRS, rodo Vilniaus Gaono žydų muziejaus statistika, atspindinti proveržį po ilgos tylos. Vien tik nuo Gorbačiovinės glasnost ir perestroika pradžios, 88 metais, iki 93 metų Lietuvos spaudoje buvo paskelbta apie 4000 straipsnių žydų istorijos tematika. Ir kelios pastabos dėl rytų ir vakarų Europos atminties apie 20 amžių. Štai keli faktoriai sąlygojantis skirtingą rytų ir vakarų Europos santykį su pirmosios ir antrosios 20 amžiaus pusės geopolitinėmis realijomis. Pirma, komunistai rytų Europoje matomi dažniausiai kaip Maskvos ekspansionistinės politikos penktoji kolona. Tačiau Trečiojo reicho okupuotoje vakarų Europoje, prasidėjus Vokietijos karui su Didžiąja Britanija, vėliau su Prancūzija ir SSRS, komunistai faktiškai buvo viena rimčiausių, kovingiausių ir geriausiai organizuotų antinacistinių struktūrų, išbandyti kaip antifašistinė jėga dar Ispanijos pilietinėme kare. Nors būtina pasakyti, kad dogmatiška stalinistų politika Europos socialistų ir demokratų atžvilgių prieš antrąjį pasaulinį ir sąjungą su Hitleriu vėlesniais metais suskaldė Europos antifašistinį frontą. Antra, kalbant apie antrąjį pasaulinį karą, vakarai dažniausiai žvelgia į SSRS kaip į buvusią antinacistinio alijanso bendražygę. Bet to jų akimis SSRS suvaidino lemiamą vaidmenį, sutriuškinant nacizmą Europoje. Be Stalingrado mūšio neįsivaizduojamas lemtingas persilaužimas antrajame pasaulinėme kare Europos kontinente. Ši nuomonė ir šio istorinio fakto interpretacija išlieka nepakitusi ir lygi šiol. Šiomis dienomis Izraelio prezidentas Šimonas Peresas, draugė su Rusijos užsienio reikalų ministru, atidarė Maskvos žydų istorijos muziejų, laikoma didžiausiu pasaulyje, ir muziejaus tolerancijos centrą, padėkodamas rusų tautai už jos vaidmenį, padedant sutriuškinti nacizmą. Tuo tarpu posovietinėse šalyse galvojama apie Raudonosios armijos pergalių tamsiąją pusę, ištisos eilės valstybių lemtingą nepriklausomybės praradimą. Tai, kad SSRS, vadovaujamas Stalino, buvo vakarų antihitlerinio alijanso narė, sąlygojo reiškinį, kai JAV ir vakarų Europa pro pirštus žiūrėjo į stalinizmo nusikaltimus, net ir po Katynės,
tikri faktai, apie kurią buvo žinomi JAV administracijai ir iš jos karo metų žvalgybos pranešimų. Kaip kad pastebi Gulago tyrinėtoja Anne Applebaum, jos naujoje knygoje Geležinė uždanga – Rytų Europos sutriuškinimas, vakarų pareiškimai dėl laisvės Rytų Europos šalims, nepaisant sukilimų ir bruzdėjimų sovietų įtakos sferoje, liko tuščia retorika. Vakarai ir pirmiausia JAV laikėsi neintervencinės politikos, nežiūrint į visos retorikos skatinusios imperijos vakarinių pakraščių gyventojų laisvės iliuzijas. Be to, vakarų Europos pokario komunistai, išskyrus tam tikras išimtis, kaip kad Graikija ar Ispanija bei Portugalija, veikia liberaliosios demokratijos kontekste ir naudojasi jos mechanizmais. Taip susiformavo vadinamasis eurokomunizmas. Tačiau reformatorių komunistą Dubčeką, eurokomunizmo idėjinį atstovą rytuose, 68 metais, kaip yra žinoma, areštavo Kremliaus ideologijos nešėjai, atvykę į Prahą tais pačiais tankais, kuriais po 20 metų buvo bandoma malšinti Baltijos nepriklausomybės siekį. Turi reikšmės ir ta aplinkybė, kad holokaustas yra chrestomatinis ir didžiausias nacizmo įgyvendintas blogis daugiakultūriniams vakarams. Ir dėl daugelio šiais laikais aktualių politinių problemų. Nes rasizmas tai fundamentali grėsmė daugiakultūrės visuomenės pagrindams, o nacizmas yra aršiausia iš rasizmo formų. O norint nors ir keliais bruožais atskleisti Vokietijos, didžiausios šalies Europos viduryje ypatingą santykį su holokaustu, sąlygojantį ir tam tikrus jos užsienio politikos akcentus, reiktų išeiti toli už šio glausto pranešimo ribų. Būtina suvokti ir tai, kad net ir vakarų europiečių vyraujantis požiūris į holokaustą susiformavo ne iškart, o formavosi kelis dešimtmečius nuo karo pabaigos, tuo tarpu nelaisvose Rytų Europos visuomenėse, patyrusiuose didžiuosius holokausto baisumus, tokios galimybės nebuvo. Posovietinė Lietuva užgriuvo raidos, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje ir naujosios lietuviškos tapatybės kitimo problemos, ekonominiai bei kultūriniai iššūkiai, kurie vakarų Europoje buvo įveikiami ilgus 20-ojo amžiaus dešimtmečius. Reiktų pridurti, kad naujai paviešinti Lietuvoje dokumentai įrodo, jog atmintis apie holokaustą Maskvos būdavo panaudojama kaip tarptautinės politikos instrumentas. Siekiant ne tiek nuteisti nacių kolaborantus, besislapstančius užsienyje, kiek sutrukdyti diskursą apie praeitį tarp išeivių lietuvių ir žydų, kompromituojant tas grupės emigracijoje, kurios norėtų ar galėtų sudaryti antisovietinius ad hoc alijansus su žydų diaspora vakaruose. Charakteringas šią prasme ir pateikiantis patikimą SSRS, taip sakant, atminties politikos vaizdą, yra Lietuvos KGB pirmininko 78 metų raportas Lietuvos komunistų partijos centro komitetui apie užsienio lietuvių nacionalistų santykius su sionistiniais sluoksniais, esantis Lietuvos archyvuose ir neseniai paviešintas Lietuvos genocido ir rezistencijos centro portale. Manytina ir tai, kad nacistinių nusikaltėlių vykdžiusių holokaustą uždari ir pusiau uždari teismai Lietuvoje, tokie kaip Impulevičiaus bataliono narių teismas Kaune praėjusio amžiaus 6-ąjį dešimtmetį, šviečiamojo poveikio gyventojams beveik neturėjo. Nes švietimo sistemoje nebuvo holokausto studijų ir jokios viešos laisvos diskusijos šiais klausimais nebuvo įmanomos, o daugumos gyventojų požiūris į visą sovietinį oficiozą būdavo švelniai tariant skeptiškas. Tuo tarpu, kaip tik tuo metu vakaruose vyko lemiami procesai, atvedė prie to, kad holokaustas užėmė vietą vakarų sąmonėje kaip kraštutinis blogis. Tai Eichmano, atsakingo už galutinį žydų klausimo sprendimą Europoje, teismas Jeruzalėje ir nacistinių nusikaltėlių, tarp jų ir tarnavusių Lietuvoje, teismai vakarų Vokietijoje, Ulme, Liubeke ir kitur. Grįžtant prie to, kokie atminties momentai apjungia rytų ir vakarų Europą, manau, kad jie apjungia ir žydų gelbėtojų nacizmo metais pasaulio tautų teisuolių veikla. Jie gelbėjo Europos garbę tamsią istorijos naktį. Jų buvo Paryžiuje, Briuselėje, Varšuvoje ir Vilniuje. Jų paieškos darbo muziejus vykdo nuolat, padėdamas mūsų prezidentūrai rengti apdovanojimo ceremonijas. Mačiau gelbėtojų atminimą įamžintą Belgijoje, tačiau Lietuvoje jis lygi šiol visgi deramai neįamžintas, nei sostinėje, nei provincijose. Jog Lietuvos žydų gelbėtojams grėsė,
o jie ir sulaukdavo nepalyginamai žiauresnės nacių režimo bausmės negu vakarų Europoje. Apibendrinant reiktų pasakyti štai ką. Dėl aukščiau paminėtų istorinės atminties skirtumų aš manau, kad europiečių dar laukia nelengvas darbas, sutariant dėl svarbiausių bendražmogiškų vertybių, kiek tai susijęs su praėjusiojo amžiaus patirtimi. O juk visa tai, apie ką kalbama, yra tik dalis kultūrpolitinės problematikos, užgriuvusios Europą ir susijusios su jos daugiakultūriškumu ir etniniu bei religiniu bendrijų integravimu atviroje visuomenėje. Tačiau bent jau dėl skaudžių istorinių įvykių susitarti vadinamajai senajai ir naujajai Europai yra privalu. Ačiū uždėmesį.